šitas projektas ir gimė todėl, kad fizinis parengtumas jaunimo mūsų visiškai netenkina ir netenkina ne tik tai mūsų, bet ir Krašto apsaugos ministerijos, todėl kad, kaip žinome, šauktinių parengtumas yra tikrai per žemas ir mes kaip Lietuvos sporto universitetas esame atsakingi taip pat už parengimą jaunimo, kad jisai būtų atitinkamai fiziškai pajėgus ir jų fizinė būklė būtų gera. Tai todėl mūsų mokslininkai nori visą jaunimą ir tas projektas yra per visas mokyklas eis ateityje, dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę. Aš turbūt turėčiau pradėti nuo to, kad Krašto apsaugos ministerija iš tiesų mato mūsų visuomenės ir jaunimo fizinį parengtumą kaip pakankamai svarbę dedamąją bendrai valstybės ir saugumo ir gynybos architektūroje. Ir mes iš tiesų skatiname ir tokio pobūdžio projektus pilotinius, kuriuos mes dabar vystome su sporto universitetu, su mokyklomis prisijungia, yra beveik 13 mokyklų yra pasijungusių į šitą projektą. Iš tiesų, tai turbūt labiausiai mes susidurėme su tuo, kad trūksta motyvacijos vaikam, nes atrodo, kad viską jau ir žinome, kaip turime judėti, kiek turim judėti, tačiau to nedarome. Ir čia būtų turbūt didžiausias impulsas tas, kad mokytojams ir moksleiviams pristatytumėm labai aiškią metodiką, labai koncentruotą, kur efektyviau galėtumėm pasiekti tuos rezultatus. Ir be to tikrai motyvacija, manyčiau, kad padidėtų todėl, kad būtų nuolatinis testavimas, nuolatinės tokios varžytuvės tarp mokyklų ir moksleivių. Ir tai būtų taip pat orientuota, kadangi mūsų projektas yra kartu su Plechavičiaus kadetų licėjumi, tai būtų toks orientuotas taip pat į pasirengimą ir kariniai tarnybai, kad vaikai būtų tikrai pasiruošę, jaunimas būtų pasiruošęs eiti ir įtarnauti ir nebijoti, kad jie būtų fiziškai nepasirengę tam. Mūsų požiūriu, žiūrint iš grinai pasiruošimo valstybei, gynybai, mes matome poreikį, kad mūsų piliečiai būtų fiziškai pasirengę, gebėtų atlikti savo kaip karo prievolininkų, jiems keliamas užduotis ir tarnybo keliamas veiklas. Ir visos iniciatyvos, kurios dar bendrojo lavinimo ugdymo metu leidžia mums pasiekti didesnį jaunuolių parengtumą. Jeigu reikia net ir privalomumą tai sričiai. Manau, kad mes tam turime, nes nuo to turbūt galima sakyti, mes galime atvynioti situaciją atgal, kur mes turime tada ir sveikatos sistemos problemas, turime ekonomikos tam tikrus irgi spazmus ir tai yra labai glaudžiai viskas susiję. Tiek saugumas, tiek ekonomika, tiek sveikata ir tiek kažkokių jaunuolių. Ir mes iš tikrųjų su šito projektu irgi skatiname, kad tas požiūris ir sveiko gyvensenos būdas, tas instinktas, ta praktika, jinai formuotųsi dar mokyklos amžiuje. Fizinis aktyvumas vienyje jaunimą, vienyje jauną žmogų, kuris ne visada nori sportuoti vienas. Galbūt atsiranda tam tikros sporto veiklos, kurios gali kartu ne tik tai bėgti, gal kartu gali būti kažkokį komandinį žaidimą, gal gali būti net ir individualų toliau vystyti, bet šitas fizinis aktyvumas, jisai vienyje žmonės, bendruomeniškai daro tą visą, kaip ir aplinką. Taip, man asmeniškai pačiai buvo nesunku, nes aš esu krepšininkė, jau 10-12 metų lankau krepšinį, tai iš pat pradžių man nebuvo sunku, nes žinojau, kas bus. Ir kaip aš atėjau pačią pradžioj, buvo tikrai silpniau, susilpninta buvo tikrai, o dabar jau šiais metais tikrai sustiprinta programa ir daugiau turim padaryti tų reitingų pasiekti. Tikrai prasiplėtė ir pačioj karjeroj mano krepšinio matosi šitas ir pačiuose rezultatuose matosi, tai labai esu dėkinga šitai mokyklai. Toksai pat fizinis aktyvumas kaip ir kitose ugdymo įstaigose mes negalime išsiskirti, bet mes norime skatinti kiekvieną vaiką, kuris rodo pažangą. Ar jisai padarė 10 atsispaudimų, o po savaitės jis padarys 12 atsispaudimų, tai čia mums yra didžiausias rezultatas, kurį mes norime siekti, nes tai yra labai svarbu pamatyti vaiko pažangą ir pamatyti, kiek jisai per tam tikrą laiko ašį jisai galėjo pasiekti tam tikrų atsispaudimų ar tai fizinių rodiklių. Atėjau, aš buvau toks pagalys, taip vadinamas iš tikrųjų, nes neužsiėmiau jokio sporto gyvenime. Ir pradėjau sportuoti iš tikrųjų tikrai nuo mokyklos sporto salės, kuri yra įrengta pas mus.
Ir labai padėjo treneris, kuris iškart padėjo, kai atėjo naujokas, nieko nežinodamas. Šiaip bendruomenė padėjo, tapsime, kad kai aplink tavęs sportuojantis žmonės, lengviau pradėti. Ir nuo to nuėjau, dabar vaikštų į mieste, vaikštų į sporto salę, kadangi kad galėčiau dažniau lankytis. Dėkoju, kad Lietuvos sporto universitetas kartu su Plechavičiaus mokykla ir Krašto apsaugos ministerija inicijuoja tokį, sakyčiau, pirminį pilotinį žingsnelį link to, kas buvo senai pamiršta gera. Tai mes, jeigu prisimenat, visi turėjom kūno kultūros ženklą, tokį, nežinau, kas kiek prisimenat, bet tas kūno kultūros ženklas leisdavo lengviau stoti į sporto universitetą. Tai šiuo atveju aš norėčiau kalbėti plačiau. Visų pirma, tai dėkoju šiandien dieną už tą iniciatyvą, kad iniciatyva ateina iš apačios. Iš tiesų mes turime problemą ne tik tai Krašto apsaugos sistemoje dėl prastos moksleivių sveikatos ir fizinio pasirengimo, bet ir kitos sistemos nuo to kenčia, ir vidaus reikalų sistema, ir visos kitos tarnybos, į kurias ateina jaunuoliai dirbti. Na, fizinis pasirengimas nėra pakankamas.